Kas nutiktų su tavo ir mano širdim, jeigu iš jos išoperuotume ištikimybę? Mėly broliai ir seserys, šiandien Dievo žodžio apmąstymą vėl jungiam kaip įprasta su savo gyvenimo patirtim. Ir pradedam nuo paprasto klausimo. Kas nutiktų su tavo ir mano širdim, jeigu iš jos išoperuotume ištikimybę? Paimkim paprastą pavyzdį, kuris ir vaikams, ir pagyvenusiems žmonėms yra aiškiai suvokiamas. Žiūrėkit, buvimas draugu, tikrų draugų, talpina ištikimybę. Visi mes žinom, kad tokių draugelių, kurie yra su mumis, kol jiems naudinga, jų yra ir jie ateina ir jie išeina. Tikras draugas yra tas, kuris lieka su mumis ištikimas ir tada, kai mes pakliūvam į bėdą, ir tada, kai mums reikalinga pagalba. Kitaip sakant, kai tam draugui nėra patogu ir jis turi parodyti mums savo širdies gerumą ir ištikimybę. O kas nutiktų su tavo ir mano širdim, jeigu iš jos išimtume ištikimybę? Kaip atrodo tėvas šeimoje neištikimas vaikams? Kaip atrodo mama neištikima šeimai? Kaip atrodo vaikai, kurie neištikimi savo tėvams? Juk kas iš mūsų nesam girdėję, kad štai pasensta tėvai ir užrašo savo turtą vaikams ir vaikai, kaip liaudis sako, kaip šuniai iš kepyklos išspiria lauk. Yra tokių dalykų, galbūt nėra jų daug, statistikos nėra, bet kad jų yra, tai tikrai. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien pradėdami nuo šito pamąstymo, o kas nutinka su mano ir tavo širdim, jeigu esu mažiau ištikimas. Ką tik girdėjom, psalmiai buvo nepaprastai gražus Dievo meilę patvirtinantis atliepas. Viešpatie, tu man parodysi taką, kuris veda į gyvenimą. Dievas, Jėzus Kristus, kuris yra ištikimas mums draugas, sako, jeigu tu norėsi, aš tau parodysiu taką, kuris veda į gyvenimą. Ir šiandien kiekvienas iš mūsų klausim, aš ir tu, ar tikiu, ar tikrai tikiu, kad Dievas yra ištikimas draugas? Ir prieš tai galbūt turėtumėm paklausti kiekvienas savo viduj, niekam nematant, ar aš laikau save Dievo draugu, ar aš draugauju su juo. Mūsų yra čia maždaug apie 80 žmonių. Ir visi esam skirtingi, netgi tie, kurie iš vienos šeimos esate atėję, kurie, kaip liaudis sako, po vienu stogu gyvenat. Visi turim įvairių rūpesčių, svajonių, planų, problemų, baimių, ko tik tai neturim. Pilnas gyvenimas yra. Ir klausimas yra, ar Dievas yra tas, kuris yra ištikimas mano ir tavo draugas? Jeigu taip, tada suvokiu ir suprantu, kad laikas, kurį praleisim su Dievu, tiek maldoj, tiek šventosiuose mišiuose, tiek vaikščiodami gamtoj, kalbėdamiesi su juo, tiek skaitydami ar permastydami, jis niekada nebus vardinantis dalykas. Žiūrėkim, apie ką Evangelija. Evangelija apie Emauso mokinius. Ką jie daro, kaip prasideda Evangelija. Nueina kartu ir ginčijasi. Taip ir parašyta, ir ginčijasi, dalyjasi, o kuo ginčijasi? Kas buvo Jėzus, kaip veikia, kodėl čia taip, kodėl nenaip, kodėl čia žmonės pikti, kodėl šiaip ir taip. Ir jie nesutarė tarpusavį. Ir net kai Jėzus ateina, būna šalia, jo jį net pažįsta. Ir kyla klausimas, kodėl? Todėl, kad užsiėmė savais reikalais. Juk tiek kartų esam patyrę, kad pamirštam kažkokius dalykus ne todėl, kad prasidėjusi liga kokia yra, o todėl, kad mūsų galva ir atmintis prikimšta gyvenimo smulkmenų. Ir pamirštam kartais tokius dalykus, kur atrodytų, kažkada įsivaizdavom, kad visą gyvenimą lengvai prisiminsim. Todėl, kaip liaudis sako, kad gyvenimo smulkmenos jos uždengia. Paimkim tėvų ir vaikų santykius.
Juk labai dažnai vaikai prisimena savo tėvus ne visą istoriją, o dažniausiai per keletą kokių įvykių. Kažkas kažką padarė, kažkas kažko nepadarė, pasakė ar dar ką nors. Ir tokie 2, 3, 5, 7 įvykiai yra tarsi, galėtumėm sakyti, kaip kokie langai, pro kuriuos mato tėvo ar mamos širdį. Bet juk tai nėra tiesa, bet taip mato žmogaus širdis. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas klausia, ar aš ir tu laikom jį savo draugu? Ir jeigu laikom savo draugu, ar tikim, kad jis iš tikrųjų yra man ir tau ištikimas? Ir jeigu tikim, ar galim pirštu parodyti gyvenimo įvykius, kuriuose pasakytume, va, aš atpažįstu Dievo veikimą čia ir ten? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, prisiminkim, kad tikėti ir būti liudytoju nėra visai tas pats. Tikėti yra pirmiausia, atpažįstu, kad Dievas yra geras. Tampu liudytoju tada, kai tikrai savo patirtį atpažįstu Dievo veikimą ir gerumą. Štai vienas pavyzdys. Viena šeima augina 3 vaikus ir vaikai tokie jau paauglystę sulaukė ir staiga sužino gražią naujieną, kad staiga dar laukiasi mama dvynukų. Bet jau amžius toks į vyresnėje pusę ir gydytojai kalba apie tai, kad bus labai nelengva. Artėjant gimdymui mama pakliūva į ligoninę ir ten turės praleisti visą tą laiką iki gimdymo. Ir staiga vyras likęs su tais 3 vaikais, darbuojasi namuose, rūpinasi viskuo, staiga pakliūva į tokią labai širdies nusiminimą. O kaip liaudis, kad sako, į tokį ištižimą, į tokią pelkę. Jo galvoj sukasi įvairios mintis. Kodėl jam? Jis visą gyvenimą, sąžiningas, geras, sveikas, normalus vyras. Kodėl jam? O kas bus? O jeigu žmona mirs? Kaip jam užauginti tuos vaikus? O kas nutiks su tais dvynukais? O jeigu taip, o jeigu anaip? Ir nuo šitų minčių suserga jo širdis. Jis visiškai nusiminęs. Ir staiga vieną dieną pasibeldžia į jo duris 2 vyrai. Paprašo galimybės užeit, atsigert vandens. Ir bekalbėdami jie įsikalba ir pradeda kalbėti apie tikėjimą, apie Dievą, apie šventąjį raštą. Pokalbis užtrunka maždaug 45-50 minučių. Ir tie vyrai išeina. Ir tas vyras maždaug po pusę valandos staiga suvokia, kad to nusiminimo jo nebėra jo širdyje. Yra viltis, kad viskas bus gerai. Dievas neapleido. Ir po keletą savaičių, kai gimsta jau sveiki dvynukai, žmona sveika grįžta atgal, jis visą gyvenimą liudija ir sako, pas mane buvo apsilankę tie 2 angelai, jie tikrai buvo angelai. Aplinkiniai draugai ir bičiuliai stengiasi, kaip paprastai daro, paprotinti jį, kad čia gal atsitiktinumas ir kiti dalykai, tačiau jis purto galvą ir sako, ne, aš žinau, ką jie padarė. Arba kitaip sakant, aš žinau, ką Dievas per juos padarė. Mano širdis buvo tokia nusiminusi kaip Emauso mokinių. O dabar aš turėjau didžiulę ramybę ir neįvyko nieko tokio stebuklingo. Jie nieko negarantavo, jie kalbėjo tik apie Dievo ištikimybę ir draugystę. Širdis pasikeitusi. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o tavo ir mano gyvenime yra tokių įvykių, gal ne tokių įspūdingų, bet paprastų įvykių, kuriuose mes atpažįstam Dievo veikimą, kur aš ir tu dėl savo nuodėmių ar silpnybių ar paikumo esam pakliuvę į kokį nors šunkelį arba gyvenimo akligatvį, kur atrodo nėra sprendimo būdo. O Dievas randa būdų, kaip per kitus žmonės ar tiesiogiai apgrėžia mus ir sako, grįžk atgal arba pasuk į tą pusę. Išeik iš tų šunkelių. Nereikia tau tos pelkės tavo gyvenime. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes kalbam apie Dievo jėgą ir galybę, kuri veikia visų mūsų gyvenime. Prisiminkim, 80 širdžių.
Nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. Ir visos tos mūsų širdis Dievui yra nepaprastai svarbios. Bet aš ir tu galim ginčytis dėl įvairiausių dalykų, dėl politinių dalykų, dėl ekonominių, dėl to, koks karas, kažkokie kiti dalykai, kaip tie mūsų mokiniai. Dievas gali stovėti šalia ir aš ir tu galim jo nepažinti. Prisimenat Evangelijoje, kada įvyksta pasikeitimas jų širdį? Jėzus aiškina, kalba apie šventą raštą, apie visus kitus dalykus. Tačiau pasikeitimas vyksta tada, kai tie mokiniai pasako, mato, kad Jėzus norėtų nueiti toliau, net pažįsta jo, sako, pasilik su mumis. O tu pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena besibaigianti, kur tu eisi? Būk kartu. Mėly broliai ir seserys, malda ir yra būtent tai, ką išreiškia šitie žodžiai. Pasilik Dieve su manim. Mano širdis gal sumaišty, didesniai, mažesniai, galbūt ramybei, bet pasilik su mumis. Pasilik su mūsų nerimu, su mūsų džiaugsmais, pasilik su mano gyvenimu. Ir tada tampa šitiems mokiniams aišku Dievo veikimas ir dingsta tas ištižimas ir ta pilkuma iš jų širdžių. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes ir kalbam. Viešpatie, parodyk man kelią, taką, kuris į gyvenimą veda, ten, kur gyvenimo yra apsčiai. Jaunas žmogus ateina pas seną vienuolį ir skundžiasi. Sako, nematau prasmės, kodėl turėčiau daryti gerą. Tėvai nuo pat vaikystės ir tikėjimas, ir knygos, kurias skaičiau, nuolat sakydavo, kad reikia daryti gerą. Bet mano gyvenimo patirtis, o jaunas žmogus su kiekviena diena vis sukaupia daugiau gyvenimo patirties, rodo, kad už gerą ne visada geru atlyginama, kartais abejingumu, o kartais netgi ir priešiškumu. Tad kodėl turėčiau daryti gerą, jeigu negaunu, liaudiškai kalbant, jokios naudos atgal. Ir patylėjęs pasimeldęs vienuolis paima jį už rankos ir nuveda prie jūros ir sako, žiūrėk, matai jūrą? Matau. Kaip galvoji, kai lietaus lašas įkrenta į jūrą, kas nutinka su juo? Ir jaunuolis sako, greičiausiai išnyksta, ištirpsta viso jūrai. Lygiai taip pat sako su tavo gerais darbais. Tavo geri darbai yra kaip tas lietaus lašas, kuris į gyvenimą įkrenta ir tarsi atrodytų ištirpsta. Bet jis niekur nedingsta. Gerumas niekada negrįžta pagal tvarkaraštį, kad 9 valandą sugrįš visi geri darbai, 10 valandą visi gražų žodžiai ir taip toliau. Gyvenimas ir Dievas turi savitą laiką. Ir sako, žiūrėk, tas lašas, kuris gėrio įkritęs į jūrą, sugrįž garantuotai tau. Tačiau sugrįžt gali keletą būdų. Pirma, tai gali būti, kai išgaruos ir taps lietum ir atgaivins žemę, kuri reikalinga tam, kad suželtų žolė, užaugintų vaisius. Antra, galbūt sugrįž tau tas gerumo lašas, kurį tu pasėjai, sugrįž paprastu vandeniu, kai būsi ištroškęs, o kažkas išties tau stiklinę vandens. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ar šiai dienai mano ir tavo širdis taip pat žvelgia į gyvenimą, kad verta būti geru, verta leisti Dievui per mano ir tavo širdį daryti tuos gerus dalykus, net jeigu karts nuo karto susilaukiam priešiškumo, net jeigu iškart mes nematom kažkokių gerų dalykų. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, prisiminkim, gyvenime yra daug įvairiausių iššūkių ir mums nesuvokiamų dalykų, todėl tie Emauso mokiniai pirmoje vietoje kalbasi ir ginčijas tarpusavį, norėdami suvokti ir supras geriau. Tačiau širdį prašviesėja tik tada, kai pasikalba su Jėzumi ir pasako, pasilik su mumis. Tad šiandien visi kartu susirinkę ir sakom, Jėzau, pasilik su mumis. Papasakok ir parodyk mums tą kelią, kuris į gyvenimą veda.
Parodyk ir mums, kas mūsų širdį padaro neištikimus Dievui ir šalia esantiems žmonėms. Nes prisiminkim, draugas be ištikimybės šiaip savo, neaišku ar reikalingas. Mano ir tavo širdis be ištikimybės gėriui, Dievui ir šalia esantiems žmonėms irgi nekaži kokia. Štai kodėl maldoje ir sakom, Dieve gydyk mūsų širdis, kad mes būtume ištikimi draugai. Amen.